Na kągi, sveiki draugai ir draugės, 100 metų nesimatėm, žinokit, iš tikrųjų net kažkaip nejauku pasirodyti dabar prieš kamerą, vien dėl to, kad visą laiką tą nebuvau prieš kamerą ir tiesiog palikau jumis taip be žinios, dingau ir tiesiog nieko nebedariau. Tai vat priežastis tikrai yra, bet nežinau, ar jums jas pasakyti. Iš tikrųjų viena iš jų buvo, kad nebeturėjau kompiuterį, tai va dabar filmuoju su telefonu ir įkelsiu tiesiog staigiai, net nekarpysiu nei ką, nes tiesiog neturiu su kuo, nes kompiuterio monitorius, kaip pasakęs, sudužo, suskilo ekranas ir neturiu ekrano, dėžė yra, ekrano nėra, tai va to su laptopu edinti nelabai eina, nes jisai gan toksai lėtas labai yra ir va video normalių tikrai negaliu daryti, bet manau šį savaitgalį ar kažkas greitų metų žadu pirkti naują monitorių, nes kaip aš jumis paliksiu be video ir žinokite, tikrai, kaip pažadėjau, tikrai nedingsiu su to savo konkursu, aš jums vis taip sakau, bet jau šį savaitgalį reikia viską tai daryti, nes tiesiog baigiu mokyklą, šią savaitę yra paskutinė, tai baigiu užbaiginėti visus savo darbus ir padarysiu konkursą, kuriame jūs galėsite laimėti kelis tokius suvenyrinius prizus. Tai va tikiuosi patiks, būtinai nueikite Facebooką. Tai va, parašykite Karolio vlogą ar kažkas panašaus. Vieną žodžiu, surasite mane Facebook'e, jeigu norėsite surasti. Tai va, nueikite, parašykite ir per Facebook'ą vyks tas konkursas. Tai va, susimatysime tenai. Tai va, gyvas, nemiriau, viskas tvarkoj. O dabar keliauju toliau prie savo tų, kaip sakoma, projektų, ar kaip čia pasakyti. Jo, keliauju prie projektų ir susimatysime jau, manau, šios savaitės pabaigoje. Tai va, sėkmės jums, geros dienos ir susimatysime, manau, jau neužilgo. Iki.